Pastaraisiais metais kino pasaulio žmonės vis garsiau ir drąsiau tvirtina, jog lietuvių kurti filmai sparčiais žingsniais eina į priekį. Ta rodo puikūs rezultatai tarptautiniuose festivaliuose ir patenkintas reiklus žiūrovas. Šiemet 4 lietuvių filmai į save atkreipė daugiausiai dėmesio nacionaliniuose kino apdovanojimuose Sidabrinė gervė. Filmui 5,5 meilės istorijos viename Vilniaus bute scenarijų rašė Tomas Vengris ir Tatija Rozental, režisavo Tomas Vengris. Šis filmas pretenduoja laimėti 14 sidabrinių gervių. 5 meilės istorijos, kurias matome per vieno buto nuomininkus, įtraukia į emocijomis įkrautą aplinką. Aš kažkaip labai daug savęs jaučiu tame filme, aišku, daug įvairių vaidmenų ir įvairių tapatybių ir lyčių ir orientacijų, bet vis tiek manau, kad aš esu kiekvienoj kažkiek istorijoje, kažkokiam vaidmenį aš save jaučiu ir aš jaučiu, kad daug kas gal gali save rasti. Žmonės jau kraustos. Šitie vis tiek ketino įsikraustyti. Per filmavimą prasidėjo karas Ukrainoje ir buvo labai keistas jausmas, toks atrodė beprasmiška vienu momentu, kai atrodo pasaulis griūna aplinkui, bet to labiau kažkaip supratau, kad gal būtent filmas, kuris parodo per kažkokias kasdienybės mūsų vienijantis bruožą, tai yra ypatingai svarbus, nes ant galo mes esam visi panašus, mes visi norime mylėti, mes norime būti mylimi. Scenarijaus autoriaus ir režisieriaus Deimanto Narkevičiaus filmas Čiulbanti siela pretenduoja į 11 sidabrinės gervės statulėlių. Pirmajame lietuviškame ilgo metro 3D filme į vieną visumą susipina istorija, folkloras, ritualai ir gamta. Viskas, kas nulėmė dabartinį pasaulį. Filmas sėkmingas, mano manimu, yra tada, kada jisai yra labai keistas, bet suprantamas, bet kartu ir nesuprantamas žiūrovui, bet kad jam būtų žingeidu įdomu sužinoti, kas tame filme yra ir ko jis ne iki galo supranta, bet visiškai palikti žiūrovą nežinioje yra neatsakinga arba rizikinga. Gal sakau, ir mums bus darbelių kaip mislinių. Muzikų tai reikės. Kiek ten yra padaryta, kas yra nufilmuota, kas yra parašyta, kas įdėta į lūpas, į vaizdinius. Tik tai pilnoje salėje pradeda filmas atsirasti, kada jį pamato žiūrovas. Sudėtingus klausimus ir moralinės ribas nagrinėjantis filmas 9 žingsnis iš arčiau parodo šeimų, kuriuose vyrauja priklausomybės problemos realybę. Scenarijų filmui rašė Eglė Vertelytė, režisavo Irma Pužauskaitė. 9 žingsnis nominuotas 8 sidabrinėms gervėms. Gal kartais į tas problemas labai iš aukšto pažiūrima, man norėjosi nešti kažkokio žmogiškumo ir kad temos, kurios yra 9 žingsnį, yra iš tikrųjų kiekvienam tarp mūsų. Ir vat su ta šuke, aš atrodo, kad visą tą neigimą aš ištraukiau. Kiekvienas skirtingai gali paliesti filmus arba visiškai nepaliesti ir kad tie patys dalykai žiūrovams gali visiškai kitaip surezonuoti. Man atrodo, jeigu su filmu gali sujudinti žmoguje kažkokius jausmus, tai yra labai daug. Filmas Tu man nieko neprimeni su amžiaus cenzu nuo 16, nes pasakoja intymią meilės istoriją, į kurią įsipina ne tik herojai, bet ir žiūrovai, visą laiką spėliodami, ar tokia meilė turi ateitį. Scenarijaus autorė režisieriai Marija Kaftaradzė. Filmas pretenduoja į 13 sidabrinių gervių. Kuriant filmą, rašant scenarijų, visą laiką kažkaip širdį turiu žiūrovus ir galvoju, ar čia bus aišku, ar čia bus įdomu ir taip toliau. Tai matyti, kaip filmas pasiekia žmonių širdis ir kažkaip vienaip ar kitaip jos paliečia arba palieka kažkokių klausimų, minčių, tai yra tikrai didžiausias įvertinimas tiek man, tiek manau visai kūrybiniai komandai. Žinai, kas keista? Tu man nieko neprimeni. Čia gerai ar blogai? Gerai. O sidabrinės gervės, žinoma, yra nepaprastai svarbi ir tokia
įkvepianti kino bendruomenės šventė. Tai esu labai dėkinga tiek komisijai už nominacijas, tiek visiems kolegoms už palaikymą ir už darbą kartu. Tai į kurį iš šių 4 filmų buvo sudėti geriausi ingredientai ir kuris savo skoniu sužavėjo daugiausiai komisijos narių. Žinok, šiaip vakar labai daug sriubos išsivirė. Gal užkaskim ko nors? Gal dabar? Visus prašom ant didelio balio. O ten galima tiesiog taip ateit? Taip.